Labą dieną, klausytojai. Aš norėčiau pakalbėti apie Bibliją. Mes visi skaitom ją ir žinome tai, kad yra tai Dievo žodis ir jis yra gyvas. Kiekvienas skaitydamas ją gauna apreiškimus skirtingai, net iš tos pačios vietos. Aš jau esu daug kartų skaitęs, bet nuo pradžios iki galo visą laiką. Tai dabar skaitau jau taip 4. kartą, kad taip nuosekliai. Bet dabar aš, kada skaitau tai nuosekliai šitą Bibliją, man norisi lyg tai daugiau sužinoti Dievo žodžio, kad, kaip įvardint, tai kad kaip būtų, kaip atskleisti kažką tai užslaptinto, užkoduoto toj Biblijai, kad gauti apreiškimą, kad iš jos sužinoti ne tai, kad kas yra parašyta. Kas parašyta yra jau man aišku. Ir tai yra tiesa. Aš klausausi pamokslus. Ir į tai kiekvieno pamokslininko to paties eilutė apreiškimas yra skirtingas. Ir tai labai nuostabu. Aš, pavyzdžiui, užduodu savo, ne tai savo, o greičiau Dievui klausimą. Kodėl? Kodėl taip įvyko? Kodėl tas yra? Pavyzdžiui, imkime net kaip pradžios knygoje, 1 skyriui parašyta. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Bet po to iš karto antra eilutė, žemė buvo be pavydalo, tuščia, tamsa gaubė gelmes ir Dievo dvasia sklandė virš bedugnės. Kodėl taip, lyg tai Dievas sutvėrė dangų ir žemę, o paskui lyg tai jinai kaip be pavydalo, tuščia, tamsa, ir kaip kai kurie skaito, kad jinai buvo be pavydalo, reiškia, nebuvo tokia graži, kaip dabar kosmonautai sako, kokia jinai graži iš kosmoso, reiškia, viską turi savo spalvą, turi savo formą, o čia rašo beformė. Reiškia, tarp 1 ir 2 eilutės yra kažkas tai nedarašyta, yra nepasakyta. Mes galbūt kada nors apie tai pakalbėsim, nes man tai, aš klausiu Dievo, kodėl taip yra skirtumas tarp tų 2 eilučių. Taip. Paskui man, pavyzdžiui, yra įdomu irgi, pavyzdžiui, Nojaus laivas. Visą laiką, kai skaitydavau, Nojaus laivas pastatytas ir kažkaip tai, tiesa, ten suvarė gyvulius, žvėris visus. Ir mums tai būdavo, nesakau, aš apie save sakau, ir man tai būdavo labai taip, laivas, kokio jis dydžio, netiek svarbu, reiškia, kad, o kiek ten tų gyvulių, reiškia. Bet tai štai, man ir palauk, yra parašyta, kiek uolekčių ilgio, kiek uolekčių pločio, kiek uolekčių aukščio. Tada aš pradedu skaityti, pasiimu Biblijos enciklopediją, tenai viskas parašyta, reiškia, kiek uolektis turi centimetrų. Man tai įdomu. Man teko su kai kuriais kalbėtis, kad sako, man tai netiek svarbu, man tai nesvarbu, man svarbiausia, kas parašyta Dievo ir viskas. Dėl to nesiginčysim.
O, ir net aš ilgai laukiau to atsakymo, pavyzdžiui, net apie Petrą, kada Petras ėjo vandeniu ir kada Jėzus pašaukė, jis ėjo vandeniu ir paskui jisai, reiškia, įsigąsta, pradeda skęsti. Kaip skęsti? Skęsti, kada valtis tau už 2 metrų, o be to jisai profesionalus žvejys. Į profesionalus žvejys skęsti. Nu kažkaip tai vėl, nu nesiriša. O, tai už tai aš tiesiog prašau, Dieve, kodėl taip, čia parašyta, nu kažkas tai. Tai va, ir aš užduodu Dievui klausimą, kodėl? Aš noriu gauti, aš noriu giliau, aš noriu tos istorijos. Tiesa, apie tą Petrą aš gavau irgi tai, irgi pakalbėsim, bet aš noriu kaip pačiai pradžiai, reiškia, užvesti šitą visą, kad kaip tokį, kad, kaip sakant, diskusija, nežinau kokio lygio, bet diskusija, reiškia, apie Bibliją. Jinai yra nuostabi ir jinai žinoma yra užkoduota. Daug kažko tai mes, bet kiekvienam atskirai, pamokslininkui, kiekvienam žmogui, nesvarbu, tarnautojas, ar jis kas bebūtų, jam atskleidžiama. Man kažkadaise pačioj pradžioj tikėjimo man buvo tai vienas, kiekvienam, aš tada neturėjau tos pilnos Biblijos, turėjau Naują Testamentą, aš skaičiau ir man tai buvo apreiškimai, aš tiesiog kriterijau visą tai. Tai va, tai aš manau, kad su laiku viską apkalbėsim. Kiekvienam kažkokiam dalykė, bet taip, kad būtų ta diskusija neįsiprovokuotų į ginčus kažkaip tai, o po lengvų atskleisti kai kurias tokias įdomias vietas Biblijoje. Ir jeigu tai viešpats norės, jeigu jisai pritars tam reikalui, tada mes galėsime kalbėti, mes galėsime bendrauti, mes galėsime, kaip sakant, aptarti apie Bibliją. Kodėl yra taip, kodėl yra taip. Ir kiekvieną kartą mes turbūt gausime kažką tai daugiau kažką tai giliau, kažko tai, aš manau. Tai kol kas tiek.